Nu ir sveiki visi žvejai ir žiūrintieji. Šiandien, kaip matot, žvejybos nebus, bet bus laidelį apie ko naudoju, ko jum patarčiau ir kaip ton visą, sakykime, komplektą susirinkti. Tai čia realiai bus panašia video, toks, ką buvo darys kažkur prieš kokį porą gerų metų, kad irgi nuo ko pradėti avižadrebį ir panašiai. Tai šiandien gal ne nuo ko pradėti, bet kas atsinaujina, kas ir nauja rinko, kokį valą pasikeitė nuo tada, kaip naudodavau ir taip toliau. Tai žodžiu, nieko, kaip sako, daug dabar netaušku, iškart jėmam nuo pagrindiniaus kriterijaus, tai būtų ko gero kota. Ir asmeniškai, ko aš naudoju ir ko jums siūlau. Pradėjus nuo to, ko aš naudoju, tai aš, kaip žinot, gaminu ronkų darbą, spiningėlius. Kaip sako, kitas net nebegaudau. Realiai, jeigu gali pats pasigaminti, pasidaryti kokį nori, tai o kam reikia tada ir pirkti. Tai žodžiu, ir pas mojinis realiai kokį 15 kotų. Man rodos, kad gal dabar 15. Jūs sakysite, kam čia teik reik. Aišku, gal kam teik ir, kaip sakyti, nereik, bet pavyzdžiui, man, aš ką pats daraus, man yra nuo nuotaiks. Aš kokį noriu, tokį pasiėmu, su tokiu ir, kaip sakant, gaudau. Ir yra priklausoma nuo situacijas, reik baltą žuvę, jimi minkštiesnį, reik kokią mešeriuko, jimi keitiesnį, reik mišraus tokį kuotą, jimi tokį, vat, posis. Ir gaunas taip, kad tu turi realiai visom situacijom kom pasiimti. Va dabar, kaip paminėjau, užtektų atrodo 3 kotų. Bet tas atrodo dar kažkoks skiras, tas dar biškis skiras, tas ilgesnis, tas trumpesnis. Nu, vat ir tas toks ir gaunas, žodžiu, reikaliuks. Pas mane kota yra, sakykime, nuo 0,2 iki 1 gramo modelis ir nuo 0,1 iki 0,8 gramo modelis. Tai ane yra 2, tas liaunesnis ir trumpesnis, apie 1,70 m, tas biški drūtesnis yra ilgesnis ir ons yra apie 1,85 m, 1,90 m. Bet ten gali viską koreguoti, kaip sakant, ir pasidaryti. Ar žmogau, vat, žiūrinčiajam pagal poreikį, ar man pačiam, ten aišku, aš savo, ką darau, tai ten daug eksperimentų, daug visko, ir va taip gimst kažkokie nauji geri, sakykime, įrankiai, katrus galiu jums pasiūlyti ir panašiai. Tai čia galiu parodyti keletą savo kotėlių. Tai čia turiu tokį, ko gero, vieną savo mylimiausių, kas liet ronkeną. Nu, nežinau, man vien gražiausiai ronken. Vien tokį turiu pasidarys, nu, labai faini. Tas kotėlis yra grubiai iki gramo. Toks, vat, tikrai nėra minkšts, nėra, sakykime, kažkokį šlangą. Toks vikrus, greit stoja savo vietą. Čia yra torzaitinė žaida, 1,70 m keli. Ano linkis, vat, stubors tikrai nėra keits, vat, prasilenk. Tai realiai žuvį amortizon žiauriai gera. Ta prasme, tor ir aštruomo, tor to pačiu ir minkštuomo, nu toks fains. Čia tiesiog pasimiau 5 savo kuotus, tokius, sakykime, katrus, ko gero, dažniausiai naudosiu. Šį sezoną taip įtaru. Po to šviežiai ir nesena padaryts irgi tokį ronkiną. Sakysiu, gaviža reik tos trumpos ronkinėlis. Jo, ir patogu, bet man patink ir tokį ronkinėlį. Kažkaip nežinau, matyt, gal atsigaudžiau su tom trumpom ar kas ir. Tai va tokis minimalistinį dizain ronkinėlis man ledas yra. Tai va tas kots jau yra drūtiesnis, kaip matot, čia jau nebesilenk. Jau lenkas labiau iki posis, sakykime. Yra irgi iki gramą. Aštrus, tik užduodi, kur kas aštresnis. Tai jums man bus labai poiks ešeriam, kiek teko bandyti šį sezoną jau biškį pagaudyti žuveliukų. Tai žiauriai jautrus, gerą dirb su 0,2 avižu, kas yra iš tikrųjų labai įspūdinga, tokiam aštriam kuotau. Bus irgi tarp universalą ir labiau šiek tiek į ešeriaus posį. Mažų svorių siaubs. Čia bandžiau atkopijuoti Hanas Ronkinas versiją. Nu, nežinau, kiek čia gavos, kiek čia negavos. Tas sriegis paliktas, tas bumbuliuks biški kitoks. Norėjau biškitė, bet gavos kaip gavos. Tai va šits yra mona
sakykime, pačiam katalogijau vadinamam, tai tas yra toks tikra neskysts, bet to pačiu ir nėra aštrus. Tai čia yra 0,1, 0,2, 0,3 iki 0,5 siaubs. Iš tikrųjų, kūriau, dariau gan ilgą, kad, kaip sak, padaryti tikrą gerą įrankį. O komblius, stubors yra irgi toks minkštoks, bet nėra labai per minkšts. Viršūnėlį tokį irgi ne iš karto pralinkstantį, kaip saka, kad būtų šiek tiek daugiau jautrom, nes jeigu galūnėlį iš karto prasilenk, numuš patį rezonansą į kuotą ir niek tu ten nedaug kon jauto. Tas yra išbalansuots toks, išgalvots, kad dirbt su 0,2, su 0,1, būt geras jautroms, gerą mestų. Laurina, jeigu žiūri video, tai tavo dėka atein tokiai dalyką, nes realiai kūriau žmogau kuotą galbūt 2 metus, taip galvoju, ko gero, kad 2 metus. Sukūriau, į dabar leidau tom pačią seriją, kaip sakyti, priekybą. Gerai, apie ton tik, tas realiai ir grina, realiai balto žuvės kots. Po to ein toks variantas. Čia ir ilgesnis, 1,90 m, ilga tokį karboninį ronkiną, Fuji laikiklis, tokie mėlynsiliuką prisiderinau. Ir jau tas yra toks išilginiaus, linkiaus, sakykime, per visą kuotą, on stesas, čia matyti. Tai iš esmės čia yra universals, on sair irgi iki 1 gramą. Oi, čia jau ilgus išvis. Uns irgi nėra tikra, sakykime, aštrus, bet uns ir universals. Anom pasijėmis gali ir ešrį gaudyti, gali ir, sakykime, baltų žuvį. Tiesiog realiai visko gali gaudyti senu. Toks, sakau, puikus universals iki 1 gramų, dirb su 0,2, su 0,1, jo nėra didžiausias potencialo, bet, sakykime, irgi gal darbuotojas, tai viskas ir liuks. Ir einam dabar jau prie top klasės. Matagi TR56 modelis iki 1 gramą. Čia yra trumpesnioji Matagiaus serija, gaila dabar netur pasijėmis, esu paliekęs kaimi TVA662, ton ilgesnioji. Tai žodžiu, ilgesnioji versija ir, sakyčiau, panašiai tom prieš tai, ką prodžiau, ton su karboninė ilga ronkina. Tik aišku, jis yra jautresnis, dar šiek tiek geriau metaviža, bet toks irgi linkis, toks parabolinis, toks ilgs. Tai žiauriai irgi yra 1,02 m, jautroms aukštumos, pats, sakykime, darb su aviža irgi liuks, ten irgi jau topin klasė superinis. Jeigu šnekėti apie ton, tai tas tor nugarą, stoburą jau keitiesnį vėl kaip matot, čia jau ta vieta tiek nebeprasilenk, lankstos, bet jau nebetiek. Šiaip aš iš pirmo pasidariau, galvojau, kažkoks ons man nelaba, šiaip netrodo nepatink. Šiek tiek neš į Crazy Fishą Nano 0 iki 1,5 gramų. Ons toks ir šiek tiek panašumų, aišku, tik tai ir aukštesnis klasės ir panašiai, šiek tiek jautroms gal didesnis, gal dar kažkas. Jau sena benaudoja iš tikrųjų Crazy Fishą. Tai tas irgi, tokį šiaip ganėtina, tokį minkštą, aplamą, vėsą viršutinį dalį. Jeigu krata, gal matysas. Jeigu krata, tai žodžiu, tokį viršutinį dalis minkštą, bet ką prie galės įsijung apatinį dalis. Ir on suteik tos tokios, to paveriaus vėsą, jeigu tau reikia kažkokį žuvį išforsuoti, sakykime. Čia fains įrankis, teko jau porą kartų gaudyti, tai tikra. Liuks, užskaitau. Superinis reikalas iš tikrųjų yra. Čia kiek pasidėjęs, ko tu esu. Tiek esu pasidėjęs, kaip sakant, apie biškį aptariau. Tai žodžiu esmė, jeigu norit rinkti, sakykime, kažko iš mono, būtent arsenalą. Ir 2 modeliai, kaip minėjau, iki 1 ir iki 0,8 gramų. Tai jeigu labiau mėgstat mažus svorius, baltą žuvį gaudyti, siūlyčiau rinkti, sakykime, ton mažesnės gramatūros.
Jeigu norit universalesnį tokį, vat, pamiksojant tarp ešeriaus, tarp baltos, anas nuobijas, gal to neton gaudyt, bet aš vis tiek kažką trompriskir kažkur, sakykime. O to liaunesniui baltai žuvė, tas galingesnis, kur ir šiek tiek, tai jums ir ešeriau, munėbent. Bet sakau, gal to neton ir žodžiu, jeigu dabar šnekam apie paprastus tus gamyklinius, sakykime, kods, ne paprastinu, bet tiesiog gamyklinė, tai kas būtų? Pirmo vieto klasika Crazy Fish Nano Zero SE arba Crazy Fish Nano Zero Carbon modelė. Čia ir jau patikrins like modelis. Kažkad buvo sakęs, kad netinka aviža. Vis dėlto neįtink, viskas ten ir gera. Crazy Fish ir tikra sąlygina, sakykime, protinga, surinks, gerą padaryti šią įrankis. Ir pagauda atrodo daugiau iš pradžių, kai prasidėjo man gamyba. Biški kitaip galvoju, o dabar pradėjau visai kitaip daryti, vėl kitaip galvoju, nu tai žodžiu, vat ir atnaujintas žinis. Po to Crazy Fish Nano Zero Hit irgi yra, ten jau ir tipo aleronkų darbo įrankis, tai žodžiu, esmė tokia, kad ons kaip ir turėtum būti dar šiek tiek jautresnis, ons ir šiek tiek lengvesnis, labiau išdirbs gal irgi kažkiek. Tai to esu čiupinėjęs, bet nesu taugaudis. Tai vat sunku irgi labai pakomentuoti. Ir čia dabar taip užbėgo įvykiam už akių, iškart pradėjau ne pagal eiliškomą. Tai žodžiu, tiesiog Crazy Fish ir klasika. Perkit, jeigu norit, neapsigausi, tikra, viskas ir liuks. Dabar, jeigu einam prie pačią biudžetinio, sakykime, lygmens, tai būtų favorita Bluebirds irgi iki 1,5 gramo. Čia, sakyčiau, viskas ir apatinį ribą, kur jūs galite nusileisti tam, kad suprastumėt, kaip veik ir kaip atrodo tas vis avižadrebis. Jeigu pirksit mifiną, nu ten ir brėdas. Aš galiu pasakyti, vat, nuo širdės, kad ten ir brėdas. Nes nei jautroma, nei užmetėjama, niek ten realiai nėra. Nu, man asmeniškai ten ir aišku, ta kaina irgi... Faktas, ten 50 eurų už ko mokėti, nu, nėra ko norėti. Bet esmė, kad jeigu, vat, žiūrint į biudžetą, tai jau geriau ton 30 mokėti eurų dasidėti ir nusipirkti favoritą Bluebirdą, nano serijas. Ir jau, uns, kaip sakyti, viskas nuo virliuks. Aš anon testavau, tai, sakykime, derbuns nuo 0,2 kažkur, bet tas toks 0,2, 0,3, 0,5 tų šuolių tokių nėra. Nu, ta prasme, mums irgi biudžetinis. Bet ir linkėjams jau yra, sakykime, toks gan jau protingas, viskas ten ir gera. Bet, sakau, trūkst jautroma, šiek tiek dar užmetėma, bet gaudyti su anau jau gal. Jau, ta prasme, atliekti ton visą tikroje avižadrebiaus principą, suprasti šiek tiek ton jautroma, viskon liuks. Gali, kaip saka, imti. Va dabar, jeigu pagal klasis. Favorits Nano Zero, einam į viršų, Black Swans, favorita irgi iki 1 gramą, bet mums realiai nėra iki 1 gramų. Aš man traktuočiau kaip iki kažkur 0,8 gal. Uns tokį žiaurę, minkštą, tor, solid viršūnį. Tai tas leid gaudyti jums mažas svorės. Aplamai uns ir toks įdomus kods. Ano, sakykime, apatinį dalis ir tokį žiaurę keitą, sakyčiau, kaip iki 1 gramo kvotą, bet visą viršutinį nusujungėjimą, ant tokį liauną, tokį minkštą, man nelabai tokiai patinka. Man turbūt toks didesnis, atrodo, balansas tarp kvotą ir norės to tokį daugiau plastiškomų, nors ir rytas viršus plastiškas, bet ons vis tiek kažkaip netiep. Aš man irgi testavau, nežinau, monunsa. Jeigu negaminčiau savo kotų, gal ir pirkčiau, kaip sak, paįvairinimų. Bet šiaip mums man toks, nežinau, kažko trūkst, bet žvejot irgi gal. Viskas į gerą, jautroms liuks, superinis, 0,2, 0,3, 0,5, trasės, tikra gera. Po to yra Azura X-Game, daugelis sako, kad iki 1 gramą yra per aštrus aviža. Kas liet iki 2 gramų, sako, kad ir gera. Aš čiupinėjau iki 2 gramų, tai man irgi pasirodė tokį aštri. Ana gal ir labiau išbalansuot, sakykime, tas pralinkėjimas bus toks vienodas, toks bet irgi apačiai yra keita, to ir daug galės. Toks mums man irgi per griežtas.
nežinau, vat čia, sakyčiau, lyginčiau su savo tau, kur nepralinks tą pačią, vat, kotelių, iki 1 gramų, to, vat, aštriojų tokių. Bet unsa, nemūk pasakyti, nu toks, uns labiau man kaip ir linkešeriausiai tom kažkon tokį, vat, bet daug, nu nedaug, bet ir kas, sakykiam, ger ir priskeranom prie avižos, ten sakė ir 0,2 metai, ir 0,3, nu ten tus mažus svorius. Bet uns man pats kaip kots, sakykiam, traukto nedėdelį žuvį, gal šiek tiek ir per galingus. Nu, bet čia sakau, visiškas ir skoniaus reikalas, ta prasim, kas kon mėgs, tas ton perk, bet aš tiesiog pasiūlau, papasakoju apie ton kuotą šiek tiek, kaip mums ten daug maž atrodo ir panašiai. Apie kuotus tokius rinko nuperkamus, sakykiam, nesunkiai gaunamus, tai vat ko gero, manau, būtų ir teik. Aišku, aukščiausia klasė, kaip minėjau, yra matagis, ten jau topini. Ir iš esmės, ane ir tik surenkam ronkos, tai vat, kam nepateka, viskas ton, kol minėjau, galite imti matagį. Su matagiu beveik 100%, kad neprašausėt, jeigu esate tas toks tikrasis avižėlininkas. Jeigu ten deda ton gramą pastovė, ten 0,8 pastovė, nežinau. Bet jeigu esate, sakau, mėgės 0,2, 0,3, 0,5, baltas žuvis, vat kažkas tokį, tai TV662 topinis variants, ilgas, išbalansuotas, gerą met, visko gerą atlikt. Tai vat sakau, jeigu nieks nekrėta į akį, gal surinkt matagį. Kaip sakai, iš tos pažeis. Nu, dabar pašnekėkiam apie antrą irgi svarbų kriterijų, tai būtų rėtis. Rėtis, sakykiam, ko aš vėl pats naudoju. Tai aš mėgstu aukštesnį, sakykiam, ton tokį klasį, aukštesnį tipažą jo pavadinkiam ir tos vis ten biudžetinis, man ronk jau ir tokį, kaip saka, išpendėjusi, kada, suprant, kon reiškia, sakykiam, tą kainą, už ko mes mokam ir panašiai, tai esmė. Atrodo, galėt pirkti onkinėti ten muniai, viskas ten ir sanas irgi gera, bet kažkap norės to tokį sklandomą, mažiau barzdų, geresnis stabdis, pats sukimas ir malonesnis. Tai žodžiu, kon pats naudoju. Taigi, pirma, mano rytokį, tai yra Daiva Luvėjas, 2000 dydžiaus, fains reikals, sakykiam, tokį, ana yra muniai galės rėti, kad tau reik kažkon gerą paforsuoti, nebijant, kad kažkas neatsitiks, dėdelį pavarą patvarį įranos. Tai ana man tokį vat karpiam gaudyti, dar visokim tokim didesnim dalykam, nu tas, ta prasme, dėl katros rėtis tu net nepergyveni, kad kažkas tau atsitiks. Iš tikrųjų, laik irgi patikrinta, daug kas naudo, daug kas ger ir panašiai. Ana kainuoja kažkas nauja apie 270 eurų, bet sakau, verta savo pinigų, kas liet ilgamžiškomą, tarnavimą, patį sukimosi, stabdį ir panašiai. Po to turų, Daiva, preso, taipogi 2000 dydis. Tai Daiva preso man yra tokį, sakykiam, vat tarp Luvėjas ir tarp pačios liauniausias, kad trombiškitų jau parodys vėliau. Tai žodžiu, ano labiau saugau, ano netor vadinama Daivas Magsyla, kas yra, kada nasukas lengviau. Pats starts anos ir lengvesnis ir ana, man rodos, kad yra patvarumų kažkas panašaus, kaip ir Daiva Luvėjas, jeigu neklystu, bet ten yra išlengvinta. Nu vis tiek, anon vertėtų, sakyčiau, pasaugoti šiek tiek daugiau. Aš son ir karpį trauksti nuo 4 kg, nu viskas son ir gera, kaip sakyti. Čia nėra kažkoks kinietis ar dar kažkas, dėl katro reikėtų irgi pergyventi, bet sakykime, aš anon jimu į tokį žvejybas,
kur galima nepagausiu kažkokį didelį trofėjiaus laimikiaus, sakykime, ten kapkarpiaus, vat ką varau gaudyti, dar ten vat kažko didelį. Nu, ten aišku, visko atsitink žvejybos, tai čia nerek dėl to pergyventi, kad čia tausuo turėti ar dar kažko, bet tiesiog aš į ateitį numatau, kur galvoju, a bus, a nebus ir, kaip sak, tada jėmu pagal ašaną situaciją. Tai ana 300, gal 30-340 eurų kažkas, man rodos. Bent jau tada, man rodos, kad pirkau. Tada biškainą buvau šiek tiek pakėlus, man rodos, ir gal šiek tiek aš dar ir brungiau nupirkau. Senuoka tas buvau, tai nebeprisimenu, kaip sakė, iki galo. Ir dabar einam prie man pačios mėgstamiausios rėts, katra yra, nežinau, aviža, tops, daiva, airyti, SV modelis, pats lengviausias. Ko gero, rinko esams iš tų vardinių brandų. Tai vienas sver 130 gramų, yra irgi taipogi be maksylo, tai reikia labai maža tos galės tokios. Nu, žodžiu, ledinis reikalas, kas norit topinis klasis įrunkiaus, bendrą susirinkti, sakykime. Tai visas funkcijas atlikti dėlė. Stabdis superinis, eiga superinį, dizainas irgi be jokių spalvinimų, pelks su tokiu sidabriniu, sakykime, kažkiek. Tai prie visų kotų irgi der, man irgi yra aktualų, sakykime, tas toks bendras įvaizdis pačią įrunkiaus. Aišku, ten pavyzdžiui, turiu rūžavų kotų. Nu, rūžavų kotų, nu, nepriderins, bet anie man tiesiog gražia. Tai va, dėdi tokį kažkokį ritelį ir ant vis tiek, nu, žiūras visai gražia. Anos kaina jau yra 400, apie 40 galbūt kažkas tokį. Tada, kai pirkau, man rods 440 mokėjau. Tai žodžiu, nu, bet sakau, pirkčiau ir antrą, be kalbų, tik vat jau kišenį, švelp gerą. Tai esmė to, kad, nu, tikra verts savo kainos daiktas. Aišku, kiti to nesuprant, ką mokėčiau toks pinigus ir, nu, bet ateis laiks, galbūt ir jums, kad norės atsakykėm tos kokybės, to sukimos į ranką, be jokių ten stuksenimų, pojūčių ir panašiai. Nu, tiesiog yra malonu, gera žvejoti su tokiam, sakykėm, rytėm. Tai vot, 3 pagrindinis ritelis, katras, sakykėm, aš pats naudoju savo žvejybos, katro mes labai patenkins. Nu, žodžiu, viskas ir sonam super. Dabar, jeigu einam prie tų visų biudžetinių, kiniškų variantų, nu ir ne tik, bet, sakykėm, biudžetinių ir kelsiam laiptelės pabiškai aukštyn, tai visų jau pamėgts ir žinoms Kastking Kestrelis. Šiaip nebloga, iš tikrųjų, rėti pats turėjau, aišku, aš šiandien pardaviau, bet tikra yra, sakykėm, nebloga irgi visai už savo kainą. Gal biški man kliuntas ir labai garsus stabdis, pats stabdis irgi nėra iki galo toks, sakykėm, geras, moros ten yra, karboninis, jeigu neklystu. Ten reikia sono pataikyti akciją. On šiaip kainuoja gan nemaža, ten būna kartas AliExpress ir už 100 eurų gali pirkti. Bet būna akcijų, nežinau, ar dabar yra tokių akcijų, bet galėdavo nupirkti už 40-50 eurų. Tai, nu, dabar ir sunku iš tikrųjų pasakyti, ana gal sviruojat nuo 50 iki 80 eurų, sakykime, jeigu ten pataikysit gerą kainą. Tai jeigu ten kokį 80 eurų, jo nebepirkčiau. Jeigu ten už kokį 50-60 eurų, da galbūt pamastyčiau. Nu, sakau, anos greits perdavėms, sunkus ganėtinas starts yra, nu, tokį. Posvelnę naudoti gal, bet, sakykime, jau čia ir tą tokį žemą kartelį, kur jau nusileis daugo nebreikėtom, nu, bet jau nelaba bėr kur. Po to yra Kastking Valiant Eagle antras, tokį raudoną ritelį, aš čia gal mes nuotraukų, dar kažko žodžiu, nu, parodys. Ana yra lėtesnį perdavimą, realiai yra tas pats Kestrelis su kitokiu dizainu, bet, vat, kaip minėjau, yra perdavėjams tas standartinis, man rods 5.2 prie veina, tai kas yra, kad bus šiek tiek lengvesnis starts, turės daugiau šiek tiek pati galės kaprieti ir irgi tikra visai nebloga. Po to, sakykime, kas ir populiaru, tai dabar ir umbangos Berking Zeusas, man rods, kad Berking Zeus, jo, 1500 modelis,
šiaip pačiam teka čiupinėti, tai toks visai, sakyčiau, neblogs monuns, visai patieka, viskas ten yra liuks, irgi daug kas naudoja, daug kas ger, nu bet irgi kinietišką rėti, gal tiek kažkokių nesklandumų, ten dar kažkas, mačiau kažkam ten stabdžiaus spiroklėki, nulieki ten į panašią, bet nepamirškiam, čia ir kinietis, čia yra žema klasė ir nereik norėti stebuklų, ką bebūtų, tai tiesiog, kaip sako, gali tikrą ton Berkingą pirkti, seno viskas ir gera, klo vala liuks, viskas į normali. Tiesa, pamiršau paminėti, iškrėt visai iš galvos, tai yra dar Iron Wolf Superlight 1000 modelis. Un šiek tiek man, sakykime, nepatieka dviejas kriterijas. Ar vėjinų? Gal vėjinų. Man rodos, kad vėjins kriterijus te buvo tik ta. Tai yra ilga anos kaprėts runkinėlio. Pavyzdžiui, čia ir tokį standartinį tiesiog runkinėlį, o ten ant tokį dar ilgesnį ir tokį kaip mėsmalį. Bet pat pavyzdžiui, Iron Wolfs irgi sukas visai fainė, stabdis visai ir neblogs. Nu, tokį sakyčiau, lyginčiau su Kestreliu. Panašiai, veina mane lygmenį stovi irgi. Anos gal dizainas biškai gražesnis ir toks paprastas, vat, tipo ale Daiva Preso kopija. Nu, iš tikrųjų, ten irgi su tokias oranžinės, patiritelį kaip ir tomsi tokį. Nu, bet vat, biškai uždėjai per ilgą runkinėlį, kažkodėl aš nežinau. Ir tu galvos, kaip ir gero, bet to pačiu vat, su tokias trūkumas. Tai va, čia biškai pabėgiojau tarp klasių. Po Berkingą, sakykime, prasidėtų jau, manau, visas tos brandinis ritelis, tai kas būtų Daiva, Shimano, pagrinds. Tai jeigu iš Daivų, sakykime, ten imti iki kokį 100, ten su kapeikom gal tai būtų Daiva, dabar galvoju, kad yra pat žemiausias. Daiva Legalis, man rodos, tada Daiva Exceleris ir Daiva Fuego. Anos ir šiek tiek, sakykime, sunkesnis rėtis, pavyzdžiui, tas kuminėjo iš savo. Tai anos ir 105, 105 ir 130. Jeigu žiūrėti į Kestrelį, man rodos 131 ar 131 deklaruoju, man rodos, jeigu dabar neklystu, jeigu kas pataisys. Kestrel 131, po to Berkings deklaruoju 139, o vat pavyzdžiui Daiva Fuego Legalis Exceleris deklaruoju 185 gramus. Jeigu jimi pavyzdžiui 1000 arba 2000 modelį, bet čia siūlyčiau Daiva imti 1000 modelį, bus šiek tiek trumpesnį runkinėlį, man rodos, per 5 mm, o kadangi, pavyzdžiui, Shimano netur nei 2000 daugiausia seklaus būgną, nei 1000, jeigu pirkti va tik paprastą ritėlį. Tai čia jau skirtumą ir 2000 ir 1000 realiai ir bensi tas pats praktiškai. Būgna aukšt nesiskier, vidus marods irgi nesiskier, nieks ten praktiškai nesiskier, jeigu neklystų su Daiva, bet skieras marods tik ta runkinėlis ilgis, tai runkinėlis šiek tiek yra 2000 minimaliai ilgesnį. Jeigu žiūrint dabar ir Shimano klasės, tai būtų, dabar galvoju, nu ko čia reikia pradėti, galbūt būtų Shimano Miravelis, taip galvoju, ten 110 gal eurų kainuoja. Miravelis šiaip irgi nebloga visai, to ir veina minusą, tai nėra valo vediklį guoliaus, kas yra šiaip bloga, tai nu, bet šitam gal galiok, kaip sakai, įsidėti, nuvežė kažkokią meistro, ten kažkokį mokslo nereik, arba pats tiesiog užsisakė įsidėti ant golioką ir tad visai turėsit neblogą rėtį. Sakyčiau, balansas tarp Daivos ir Shimano žemo klasėje yra pliusas į Shimano posį. Jeigu mes einam jau į top klasę, aš mėliau, kaip matot, renkus Daiva rytis kažkodėl, nes Shimano ir tokį kokybės kontrolį, nežinau, paliekus man asmeniškai nelaba kokį, tokį, nu, būn ten nedateptas, būn guolė už sulig naujom rytėm, ten dar kažkas atsitinka. Pavyzdžiui, vankvišą čiupinėjau kažkokio parduotuvę, sulig nauju, jau kažkas įronka, man ten stuksen kažkas nepatink, nu, atrodo, moki, nežinau, ten 500 eurų. Nu, negal tai būti, nu, man nepatink taip, nu, nesąmonė. Tai aš geriau imu Daivą, bet vat, jeigu imam biudžetinį klasį, Shimano šiek tiek man ir geriau.
Kas lietuvot, Shimano Miravelis, sakykime, ir visai nebloga, ir svoris geras, ten eiga, stabdis, viskas ten bus liuks. Po to eina Shimano Ultegra, ana ir šiek tiek sunkesnė, bet ana ir tikra nebloga, sakykime, irgi visai rėti, to ir galės tokios. Šiek tiek brangesnį, gal ten jau 130 eurų, ten kažkas toks, sakykime. Kas liet paskui biškai aukštesnį klasę, tai irgi jeigu kalbant apie Shimano, tai yra jau po to Vamfords, kuo šiaip nerekomendaučiau. Jau tad geriau Luvijas pasiimti. Aš turėjau pavyzdžių Vamfordą, nu nežinau, 200 su kapeikom eurų, bet aš toks... Tada atrodo, to supartėm teikti buvo. Viskas buvo ten gera, sukos gera, aišku, nėra blog, tikra rėti, aš negaliu nuspėkti, ne vien žodžių, už tus 200 eurų ant tikrą, nu, dėr visai normali, bet čia ir toks, nu, nesibaigans karavans. Pavyzdžiui, žiūri į Vamfordą, viskas yra atrodo gera, ten 200 su kapeikom eurų. Ir tada galvoji, gal vertėtų dasidėti į pasiimti Luvijas. Nes Luvijas ir patikėms reikals darbinis arklys. Nu, ta prasme, ten, kaip sakau, 50 euriukų dadėjus ar ten kažkas tokį. Nu, išėjant tikra fainas reikals. Tai vot čia irgi kiekviena, kaip saka, žmogaus ir reikals, kokią nam pirkti on rėti. Kiekvienas tor savo supratėmą, kiekvienas tor savo tus poreikius. Man reikia atsuktumės rėti gražią, gerą, švelnę, stabdis būt geras, nemest barzdų. Nu, barzdas vis laikas atsiranda, anksčiau vėliau kažkada būn, ten prieš vėją gauda dar kažkas, ten lengviau valo, užmeti, ten, nu, visko būt. Bet, sakykime, visas tas, kai paminėjau, rytis nusipirkėm, pradedantieji, ar papildomų kažkokį rėti, nu, nepražūsi, tikra. Viskas ten įsonom gera. Ir jeigu dabar einam į aukščiausią klasę, tai kaip minėjau vyram, jau nuo to pradėkiam. Shimano Vamfords, Shimano ir Vanquišas po to, man rodos, iškart jau kas tinka viža. Ir po to Endaivo, Luvijas, Preso, Airitis, Exists, bet Exist šiaip nepatarčiau pirkti visai. Ir per daug didelį kainą. Ir Airitis, man rodo, sukas dar šiek tiek geriau. Nu, aišku, Exist yra ten irgi top. Sukinėjau, nepasakyčiau, kad kažkas yra labai geriau už Airitį. Gal ten, sakykime, mano bišk prabangiau atrodo, ten ant tokia visi sidabrėn, ten chromas papuošta, nu, tikra atrodo, sakykime, įspūdinga, bet kas liet iš techninis posis, keikan ir geresnį už Airitį, nepasakyčiau, kad labai daug. Bent jau mano nuomonė. Apie Airitį, ko gero, gal ir teik. Tai vat, čia iš tikrųjų sakau, kiekvienas renkas ton ritelį pagal savo kišenį, pagal savo skonį, ko nam reikia iš tos ritelis. Jeigu, sakykime, gaudot kažkokį ir taipogi didesnį žuvį, pavyzdžiui, to privatų kokį tvenkinį, pagaudot karpius ir panašiai. Tai aš siūliu čia aišku, rinktis kažkokį rimtesnį ton ritelį, kad ir Daivo, tom pačiu Shimano, tų kiniečių, sakykime, neimti. Jums ten ko gero, tad nebus kažkokių didelių netikėtumų, kad ten kažkas sulūžo, dar ten kažkas atsitiek. Bus tiesiog patikimiau. Bet jeigu užsiema tiesiog tokiom kasdieniam, paprastam žvejybom, išlėkėt į kokį ežeriok, prūdėlį pagaudyti, nu gal pirkti, sakykime, ir ton pėgrėti. Nu čia, sakau, an jums tarnaus, viskas ten bus gera, nu, sakau, žvejoti tikrą galės ir panašiai. Ypatingai pavyzdžiui, jaunuolis koksą. Jaunolė dažniausiai, nu, žinot, nėra finansų, nėra biudžetą kažkokį, tai norės kažkom pigiau susirinkti, kad neišlaidauti daug. Tai va, tos pigios tikrai ir neblog variantą. Sonam sakau, gal žvejoti, gal darbuotis, svorė irgi dabar jau šias laikas ir taip pat skina jau stengi išlengvintas rytis, kada nors būtų lengvas ir, kaip sakyti, balansuotų ton visą įrankį, kad nebūtų per daug sunkiai. Tai vat, manau, kad apie rytis šiek tiek kažkiek minimaliai apšveičiau, tai apgalvoju, suprasti, kaus yra, sakykime, tą brongį rėti ir tą pigį rėti. Tai dabar, jeigu kalbėti apie pačius valus, ko aš naudoju, ko jums siūlau, tai čia tiesiog, ko aš naudoju, to jums ir siūlysiu. Nes iš principo valas yra labai svarbus kriterijus, net svarbesnis už kokį rėti ir panašiai. Nes jeigu jums nebus normalaus valą, esmė bus tokia, kad jums ir nesimės tą avižą, nejausi teik patį kontaktą, nes kuo storesnis, unsa tuo
mažiau daug jautrumo, užmetėjimą, kontrolis, visko ir mažiau. Pradėsiu, ko gero, nuo savo pačią mėgiamiausią valą, katras ir užsuksim pačios mano liauniausias rytokis, tai yra Daiwa Airity. Tai čia yra Dual V1 0.13. Pats universaliausias vals, kas liet užmetėjimą, jautrumą, laikymą patį, sakykiam, kilogramas. Tai, superinis iš tikrųjų vals. Uns nėra pints, uns yra hybridinis vals, bet uns ir netomprus. Uns gal to ir kažkokį ten pintą valą gyja, ar ten dar kažko, aš dabar nesusigilins tas technologijas, ten tikslė. Bet uns, sakau, nėra pints, uns į hybridinis ir toks biški nešuns į mono, irgi nėra labai, sakykiam, kažkoks apvalus. Šiaip uns ir, kolnaus ir kaip ir apvalus. Šiek tiek, bet unsa paskau, sakykiam, per laiką, kaip tu žvejoji, uns toks pasispaud veitom. Tai, bet čia yra tokiam storiau, viskas labai normalia. Žiūrint į ton, kad uns žiaurė stipriai metas, ta prasme, aš naudoju patį mažiausiam svoriam 0,1, 0,2, 0,3 ir kažkas tokį. Ano yra dar ir plonesnių, yra 0,1, čia šneku pagal japoną, negalvokit, kad ten 0,13 mm. Čia ir japonų skalė, kas nežino, tai yra kiti apžymimą, ne milimetras, ten uns žym milimetras tas japons. Ten pavyzdžiui 0,13 pagal japoną ir 0,055, man rodos, milimetrą. Tai čia. Tai va tų valų yra dar 0,1 ir 0,08 storiaus. Tai esu turėjęs 0,08. Jau net ir man sakyčia, vyr biški per ekstremalę jau. Labai plons, labai, jau ten sakau. Aišku, plius metas tai už horizontų sonau. Įspūdinga, iš tikrųjų labai įspūdinga metas. Bet kas liet pat žuviais laikymą jau, tai jau toks ant ribos. Esu nuleidęs ir bonus su to 0,08, bet esu ir ištraukęs bonusą. Tai jeigu esat matėn, tai mano trofėjinis 4,7 kg karštis būtent buvo ištraukęs ant to valą, katras atlaikė. Dabar yra esmė tokia, apie 0,08 jeigu kalbanda, tai anon, kas kelia žvejybos biški reik atnaujinti. Ten, sakykiam, ta naudojamiausia atkarpa, ten kokiai 5 metrą ar kiek ten gaunas. Anon turi nukirpti, sokti iš pulės naują, ta prasme, parsitėmti ir tada turės ves patikimą laikymą, teik, kiek uns ir deklaruojant daugmaž. Jeigu žiūrinti 0,1, situacija gerės, mažiau dėvėsas, geriau šiek tiek laikys, bet šiek tiek blogiau mesas. Jeigu į 0,13, dar geriau unsa laikys, mažiau šerpetuosies, daugiau laikys, bet dar šiek tiek blogiau mesas. Ir dar 0,2, 0,2 nesubandys, aš jau jeigu 0,2, jiem paprast kažkokį pintoką. Bet manau, 0,2 irgi turėtų būti neblogs visai. Gal tarnavimo laikų ir neteigia, ar sakykim, kad paprast koks pintoks, bet šiaip iš esmės tai turėtų būti tikrai neblogs unsa. Tai siūlau ir jums ton valą, kas, sakykiam, norit toliai mesti avižą, gerą jausti avižą, gal šiek tiek ir ant riziką žaisti su to žuviais ištraukimu kartas. Nes, pavyzdžiui, jeigu ir varžybas, sakykiam, jemu 0,13, bet vis laiką bijau, sakykiam, nes varžybos klaidų negal būti. Ten, jeigu jie kirta, turi ir ištraukti, taip tiesiog yra, nes esu viensiek naudojus varžybos. Būn tokių momentų, kad, sakykiam, labai sudvėjoju, ar neištrauksi, bet vis laik ištraukdavau. Tiesiog biškreik tokių kaip ir įgūdžių, pažaisti, žinoti, kad unsa, sakykiam, nelaika ten kažkokį kosmosą ir panašiai negali ten tos žuviais forsuoti be protą ir taip toliau. Tai čia tiesiog turėk omeny, kad plons vals, uns gerą mes, turės mažiau laikymą, bet jums tiesiog leis pasiekti žuvį galbūt kažkur iš toliau. Tai gal jūs pagausit, gal atsitrūks, bet tas vals iš tikrųjų yra
asmeniškai numeris 1 iš pačių, sakykime, tų tikrųjų avižinių valų. Nu tikra superinis, tikra, rekomenduoju. Dabar einam prie pintukų. Tai dar naudoju 2 pintukus. Tai čia yra untos rytoks ir susukts. Toriai Super Light 0,2. Irgi šiaip ganėtina minkšts, ganėtina patvarus vals. Šiaip, sakyčiau, naudoju ešeriam, kur, sakykime, neįsu žemiau 0,3 svoriaus. Jeigu einu 0 žemiau negu 0,3, ta prasme, jeigu jau planuoju gaudyti, tada jam ton vevoną. Jeigu neplanuoju gaudyti ir tom pasijam, žvejuoju su taupintu, kaip sak, nes jau aš esu toks, sakau, perfekcionistas paliekis. Man turbūt viskas perfekcionistiška, turbūt tam tikra sąlyga, tam tas tikras vals, tam tikras kuots ir panašiai. Jeigu aš neįgyvendintų visų kriterijų, man skaudžiai širdis, nes aš galėjau gal kažkom biškėlį, šiek tiek kažkom geriau padaryti ir galbūt būčiau pagaiston žuvį. Tai čia tiesiog šiaip, sakykime, torėjus ir tas toks vals irgi ir labai universalus, visiems gyvenimo atvejam, ar ten gaudyti didesnį žuvį, ar ten mažesnį, sakau, ir su to pačiu 0,2 gali gaudyti, vis ten ir normaliai, bet sakau, kad žina, kad ir geriau, turi ir geriau kažkiek. Tai torėjus, liuksas, užskaitau, viskas ten ir, kaip sakon, sonau, gera. Kits dar man vienas naudojams variants, ko gero, biški yra plonesnis už torėjų, vizualią bent jau. Tai čia yra Gosen Answer irgi 0,2. Tai matot, pas mans ir užsuktunt lūvijas. Tai iš esmės tas vals yra Gosens būtent labai šiaip patvarus. Gerą labą laiką. Ta prasme stiprus unsa ir kaip vals. Bet unsa ir šiek tiek keitiesnis. Lyginant, pavyzdžiui, prieš vevoną ar lyginant prieš torėjų, tai uns ir toks iš pradžių keitiesnis, stungriesnis, o turi pražvejuoti, tada uns paminkštė ir tada jau uns ir, kaip sak, gers naudojams. Tai aš dažniausiai, jeigu susisuku naują špūlį, aš iš pirmą pasiimu ir pagaudau su 0,5. Tiesiog, kad daugiau išsimėsti to valą būna ir 0,8, ir tom patį gramą užsidedu ten pagal situaciją. Tiesiog aš pramėtau, pragaudau, tada paminkštė ir jau ir tada jau tikra neblog, sakykime, vals irgi. Aš naudoju karpiam, kur reikia tikrą gerą laikymą, kur reikia to forsavimą tokį, įtampas didelios, tai jums, nėra irgi tikra pavėdis, tikra liuksas. Sakau, irgi, vienas iš variantų, ko nusipirkiant tikrą nepražūsti ir turėsite normalų valą. Nes, pavyzdžiui, jūs jeigu perkat kažkokį kinietišką valą ten už 5 eurus, kontų žmogus gali šias laikas už 5 eurus gauti. Niek nebegaujas, viskas jau, taip jau apie koks mes valus čia šnekam. Tai tai vala šitą kainuon iki 30 eurų. Skirkit pinigų, pamatysit, koks ir skirtam savižos užmetim, jautrumi, laikimi, patikimumi, viskam, ta prasme. Ir reik, ta prasme, avižų tikrai nėra pats pigiausias, sakyčiau, būt žvejyba, bet jeigu visai žiūrės, ta prasme, ten klasė pat žemiausias, vala už 5 eurus, mifina, ten ritelis kažkoks neaiškis, jūs pabandėn mėst ton reikal, garantuoju. Turbūt toks, sakykime, biudžetiška, neblogs kompleks, tada bus viskas gerai. Vals turbūt neblogs ir kuts turbūt neblogs, viskas turbūt pusėtina bent jau. Tada bus viskas liuks. Kaip sako, galėsit normaliai žvejuoti. Dar kas liet valus, tai yra visai geras IGK upgrades, tai uns irgi iš tikrųjų yra laika patikrint vals, galvoju aš irgi nusipirkti dar, nes dabar jau nebeturėjau kuris laiks, bet šiaip labai tikra neblogs tas vals ir irgi, ir laika, ir tarnaun, ir gera gan metas, ir minkšts yra. Tikra geras valas, ta prasme, ton irgi galiu rekomenduoti. Paminėsiu, dar yra monovals. Šiaip labai nedaugas, bet yra žmonių, kad puls visą galvą, kad monovals į pats geriausias. Asmeniška mane, jeigu žiūrint į sakykime, nuomonį, tai monovals nepatinka.
prarandi ton jautromą, sakykime, tas toks kontaktą nėra, kaip tu vedi ton avižą. Nu, man ir nemalon gaudyti. Nu, man nepatinka, aš nežinau. Bet uns į to ar pliusų. Uns aš šiaip gerą gan metas. Daug, sakykime, ton tokį plastiškomą pačiai žuvę prieš kimbont. Ana nejauto pirmėnį tokį pasipriešinimą ir ana giliau srebton masalą. Tai vot irgi vert pavyzdžio varžybos, jeigu gauda, tai monovalas pasiteisint tokias atvejas, vot jeigu ir žuvis neaktyvi, kažkas senai atrodo krepštelė, bet bėja išsigost ir monovalas gal to veito padėti. Tai vat vėja šoninį irgi teik nebėja visų tų, kaip sakyti, gamtos reikalų. Bet unsa man nepatink, sakau, dėl to, kadangi nėra jautroma, ta tokį įtampą visą prasironda, nu nebėra tos įtamps, aš pavyzdžiui nemoku valdyti su monovalu žuviais. Nu man neišein. Aš esu kiek naudojus irgi šiek tiek ton monovalą, bandžiau prisipratinti kažką, nu bet nikapuns mane, nu nemok nei pasakyti. Aš nejaut pačios žuviais, ta prasme. Ten tas valas, tompos, ta žuvis ten, nu, yra, un, kaip sakyti, un įtampas, bet un tokį, un plastiškomo vėsa. To pačiu dirba ir kots, to pačiu dirba ir vals, bet aš nejaut, kiek aš galiu spausti, aš anon galiu perspausti. O pavyzdžiui, su pintu valu, aš jaut, kiekvien žuviais smūgį, ar ant tu jau lieks, ar ant kon darys. Tai aš visai kitaip elgus, kaip sakyti, ir su žuvim, ir su tau kuotu visai kitaip. Tai vat, sakau, kaip ir verta turėti irgi monovalą. Bet priklauso mano situacijais. Jeigu kasdien žvejybos, nikad neimčiau monovalą, ko gero daugiau vironks. Nu, galbūt pabandysiu šį sezoną, nežinau. Nu, negaliu tikrai sakyti, kad niekada, bet pabandyti gal pabandysiu, bet ar aš anon naudos, ką pagrindinį veslaik val, tai aš labai abejoju. Nu, sakau, man asmeniškai nepatinka. Nu, tiesiog. Toks esu. Nu, negal, kaip sakyti, vis vienodi būti. To ar kažkam patekti, to ar kažkam nepatekti, nu tai čia tep tiesiog ir. Tai vat, apie valus, ko gero, reikala bus tokiai, kaip vat, paminėjau visus tus valus irgi. Belekatron, nusipirks tikrą, nepražūsi, kaip sak, galėsi tikrą gaudyti ir, nu, viskas bus, manau, gera. Svarbu ne koks ir kinietis. Kiniečia ten deklarau 0,2. Realiai turės 0,4. Ir ten atėjęs žmogus privundė ant sakmo, nemet avižos. Po kojom, sako, aš užmet. Nu, nu, niek neišentė padaryti. Siūlau kliautis mano nuomonį, kas Lietuvalus tikra yra ne mano veina patikrinta ir daugumos patikrinta ir informacija, ir taip pat svala, ir panašiai. Nu, tiesiog yra tas, kas yra dabar rinko, tas tikriausiai ir geriausiai. Paprasim, kas liet konkrečią patį avižadrebį ir visus tus atitinkančius kriterijus. Tai o, dabar galim pakalbėti šiek tiek apie masalus, kom pats naudoju, ko naudosiu šį sezoną, kon galėčiau jums siūlyti ir į kon galbūt atkreipti reikėtum dėmesį. Tai va, turiu čia tokį dėžutį pasiėmis, biški šiek tiek pakalbėsim apie anon. Ir praeitas metas dirbau su veinų gamintoju, šį metą dirbsiu su Vetlūrės. Šiaip, vat, sakau, Vetlūris jau ir man, kaip sako, ne pirma pažintis, ne tos pirma žvejybos, teka ir bandytis masalų, testuoti spalvų, dar kažko visokių tokių dalykų. Ir gavos taip, kad vat, pateka ir dabar gaudys sonas. Tai iš principo, kas liet masalus? Masala yra toks dalyks, kad turi atsirinkti pagal sezoną, turi atsirinkti pagal telkinį, pagal mitybinį bazį vėsą, pagal vundinį ir panašiai. Tai, sakykime, pas monis ir toks biškis sezoniškoms. Pavasarį, rudenį aš vis laik naudoju šiek tiek mažesnius masalus, šiek tiek natūralesnis spalvas. Formas irgi yra toks natūralesnis, kažkokie kirminiuką, kažkokie pailgi masaliuką, sakykime, bet ane irgi trumpi. Nu, tiesiog, kad neturėtų masės tokios, vat, pavasarį ir rudenį. Jeigu einam, sakykime, prie vasaros, tai aš naudoju tantas, polerė, kažkokiai dar didesnį šiek tiek masalą. Aš šią vasarą gaudau pagrindinę ton tokį aktyvų ešerį, arba kokis raudelis, raudas tas didesnis.
ir mononos iš tikrųjų labai patinka. Aišku, tik tą reik rasti, reik žinot, kur nusėda, vat būtent pavasarį, kai pradeda raudas, neršti, tuos meldus visus ten, ir ten euforija. Radus senu, tai ten, tiesiog gali turėti svajojant žvejybą. Tai va dabar biškai apie formas ir apie visus dalykus. Tai pavyzdžiui, yra tokie, vat, iš tikrųjų labai smulkus masaliuks. Toks mažas, smulkus, tai va čia ir mon pavasariaus masals. Bent jau šį sezoną bus, taipogi irgi poliaris, toks irgi mažiuks. Ganėtina ir nemažiuks, bet sakykime, mums netor masis tos visos. Irgi pavasarį bus labai gera. Vat yra su tokiom dviejom audegikiem masaliuką irgi. Tiesiog sakau, pavasario rudenio, kad ko nebūtų, tos masis, kad nebūtų tiesiog masali. Vat tas ir pliusas. Jeigu va žiūrint į vasarą, jau labiau, tai naudoju tantelis, vat visokius. Naudosiu visokius, vat irgi, ant audegėlių, vat tokių masaliukų. Čia man žiūrė, taip labai sunkiai šiandien viskom parodyti, taip kažkaip nepatogiai, čia viskas man pasidėjom. Šiaip manau, labiau apie masalus papasakosiu per kitus video, per pačias konkrečias žvejybas. Tada tiesiog bus lengviau paaiškinti, kaip kokį spalvą dirb, kaip koks dydis dirb, kokį formą dirb. Ir panašiai. Čia tiesiog apie tus masalus gal kalbėti labai daug, nes yra ir daug gamintojų, daug formų, daug spalvų. Čia ir mišraini ties to reikalų. Šiaip išvesta, čia masalų diskutavėms yra, toks sunkus reikalas, sakykime, būtent va dabar šnekant prie stalo. Nes iš tikrųjų, sakau, yra labai daug situacijų. Yra oro sąlygas, yra tvenkinių tipą, yra vandens spalvas, yra žuviais tips irgi, kokį tu gauda. Tai čia, manau, apie tus visus masalus, apie visus tus reikalus, apie formas, apie spalvas. Galbūt pašnekėjus tiesiog savo tos kasdienės žvejybos, ant ko pagavau, į ko žuvis atkreipi dėmesį, kokį spalvas ir formas ir panašiai. Pašnekėjom apie kotus, apie rytis, apie valus, apie masalus ir dabar šnekėsim apie avižėlis. Tai avižėlis iš tikrųjų siaura tema pas muni. Praktiškai yra visas jaudas. Naudoju 0,1, 0,2, 0,3 ir 0,5. Tai žodžiu, siūlau ir jums nesivaikyti spalvų pačių avižėlių. Man atrodo, bergždis reikalas visiškai ir tas, kaip sakti, mirgų margų. Pas mani yra, dvi spalvas, sakykime, yra jauda, nikeliaus tokį, šiek tiek dar su blizgesiuku, ir yra varienė. Tai praktiškai dvi spalvas, iš katrų pagrindų naudoju tik tą jaudą, nes nežinau, esu, atrodo, įsitikinis ir praktiko parodė, kad avižėlis spalva neteik veik, sakykime, kaip masal spalva. Anata konto, didesnį tokį grobį, katras anam patink, sakykime, spalvinių akcentų, masalo formą ir panašiai. O ten, sakykime, tas šaratėlis, mona galva, kaip ir gal, nežinau, nelabons kažko netako. Gal veikti kažkokiai tai fluorescencinės atspalvė ten kokia ešeriau. Ten daugiau gal šiek tiek erzien. Bet ką pasveri to, kiek tu masalų, kiek tu avižėlių pakeisi, kiek tu visko ant jūdos gal būtum pagavęs, ta prasme, jau kažkokį tai to ant žuvį iš tikrųjų. Tai esmė tokia, kad sakau, pas monis, vat, čia pas monis, šiaip ir toks balagans, prikabinėta, čia vat, varienį tokį biškį oksidavusis jau yra. Ir vat, jaudas irgi daug kur jaud. Čia iš senatūrų 0,1, 0,2 dar biškį spalvotų. Bet anos naudoju iki tol, kol tiesiog baigsies, nes, sakykime, tas 0,1 pas mani yra reta naudojams. Tai iš principo, tiesiog, sakau, kažką turėjau, galvoju, vis tiek sunaudosiu šans. Ten jau tas dėdis toks tėra, kad ten jau net nelaba kas ir besimato iš tikrųjų. Tiesiog naudokit, bent jau, sakau, čia žiūrėkit pagal savį, iš tikrųjų, aš konsiūlau, gal priimti, gal nepriimti. Ir jauda, spalvėlį
ir atėjus prie vandens net nesuki galvos, iškart ryši pagal svorį ir viskas, ir tu naudoji. Dabar jeigu irgi kalbėti apie sezoniškom, apie pačią žvejybą šiek tiek, tai pavasaris, jeigu gaudau baltą žuvį, 0,1, 0,2. Išimtinas atvejas 0,3, jeigu reikia žuvį pasiekti iš toliau. Jeigu ant sėda arčiau, nesisunkint dažniausiai. Jeigu vasarą dedu 0,5 pagrindina, tai kokia didesnė koja, raudė, realiai daug naudoju 0,5. Iš tikrųjų, man yra pats mėgiamiausias svoris, kad tu gali normaliai numesti, kad ir šiek tiek ir tarp valą ir meškerės tą tokį įtampą, jau patimčiau į ton svorį. Nu kažką, man smagiau ir su tas 0,2 ten turi labai žiūrėti oro sąlygas, kad nebūtų vėjaus, visų kitų dalykų ten. Pavyzdžiui, jeigu lyna ar ten dolksna kažkokia, tu jo valskim prie kuotą, sunkiau užmesti ir panašiai. O 0,5 jau ir prie šio kitokį vėjaus ten pagaudyti ir jeigu šlaps ir kuots irgi visai normaliai gaudyti, ta prasme kažką ištempt ant val, vis tai ką bebūt. Gal ne maksimaliau užmėsi, bet jau visai, kaip sak, bus viskas gera. Jeigu rudeniop, naudoju nuo pačių mažiausių iki pačių, sakau, tų didžiausių iki 0,5. Eini ir žiūri pagal situaciją. Jeigu, sakykime, daug raudėlių kokių pamatė, naudoju mažesnį svorį. Jeigu kažkokį ešerį nori biškį iš toliau, naudoju sunkesnį. Jeigu ten vidurioko, jeigu kokis 0,3 ten, tas žodžius, sakau, čia irgi. Ir labai daug situacijų, ir labai sunku šnekėti apie tus, kaip sakyti, svorius, apie tas žuvis, nes yra, pažiūrėjau, kaip šį metą, nėra žeimos, neaišku, koks bus sezonas, kaip ta žuvė atrodys dabar, kad to nebuvo tos tumsos pasanų. Nes anos vis laikį pratusis bent kažkiek to ledą būna, o šį metą ten užliep kažkas ant to ledo, bet tai keikums ten tebuvo tas ledas, labai trumpa, kaip sakon. Nuspręsti ir papasakoti jums, ko jums naudoti, čia sakau, turi žiūrėti pagal savo telkinį, pagal žuvų aktyvom, pagal žuvų rūšį ir panašiai. Tai tiesiog apie tas avižėlis irgi neišsiplėtos, kaip sak, nes čia gal jums nepasiteisinti, nes kiekvienas sezonas yra skirtingas, kiekvienas telkinys yra skirtingas, situacija ir panašiai. Teisinga. Dar nepakalbėjau biškai apie pavadėlius. Apie pavadėlius susikryžmėn, va taip šitą nuomonės, kas naudo, kas nenaudo, aš naudoju ant 0,2 pintukų visą laiką realiai be išimtais. Jeigu jau ten kim žuvis be protą, daug nutrauk, tad nebenaudoju. Bet jeigu gaudau ešerį, gaudau kuojas, raudės, visą laiką dedu pavadėlį ant 0,2 pintoką, kokį 0,10, 0,13 mm, kad būtų ir patvaru. Tiesiog dedu aš anon. Paprasčiausia, momentinis dalyks ir paprasčiau užsirėžti avižą, paprasčiau persirėžti avižą, negu su pintuku. Višką apkraun tikrai, pažiūrėjau, nutraukė avižą, sakykime, jeigu reik persirėžti, tai reik ir pavadėlį užsirėžti, ir avižą reik užsirėžti, tai jau du mazgus turi. Jeigu tiesiog nutraukė avižą, tai ant pinto paprasčiausia val, tai reikia tą vieną mazgą. Bet aš ten jau gan greitą moku, man akis šiaip gerą matą, kaip sakyti, akinių dar nereik, tai man kol galiu, tol ryšu dar. Tai tiesiog aš naudoju. Pavadėlių firmas praktiškai man neturi didelius esmės. Najavi krautui, lentino ir 0,11, 0,13 tarp. Pat artimiausiai pasėmiau fluorokarbon 100%, viskas, nevesu galvos. Seguars, pavyzdžiui, koks irgi labai pats geriausias mūsų fluorokarbons, ant ir laiką, ir mazgus, ir šiaip pats ir iš savis toks ganėtina minkšts. Fains tikra valas, bet kaina ir dėdelį. O aš kadangi išnaudoju kokį 100-150 metrų fluorokarbono per sezoną, tai jūs pagalvokit, man, ir susideda. Ta kainėlį tokia nemaža. Tai aš geriau jam šiek tiek pigesnį, kad būtų daugiau metrų, tada viskas būna visai normaliai. Tai sakau, pavadėlį, gal dėti, gal nedėti. Aš net pavyzdžiui ant Vevoną dedu 0,074. Esu tokį ten radis drenan, plonyti fluorokarboną. Tai pavasarį, kaip dar žuvis nelabai aktyviai, aš ant būna užsidedu. Tipo galvoju, kad gal nemata, gal dar kažko. Nėra tos tokios atšakos nuo masal. Nes, pavyzdžiui, Vevons ir balts valas, tai dedu ten kokį metrą fluorokarboną. Tai, mon supratim, gal ta žuvis biški yra tokį
draugiškesnį tą masalą, gal tikroviškesnį šiek tiek, neprikabins prie kažkuo, jeigu žinote, ir ten atrodys, kad kažkas ten netepė. Negal garantuoju 100%, bet tiesiog aš naudoju, o kiti nenaudoju, irgi tie pat gaudo, jūs irgi jau čia jau sugalvojit. Tai vat, toks šiandien video apie visus tus aksesuarus, kol mes naudojam konkrečią avižadrebio žvejybą, nuo A iki Z visus modelius. Jeigu kažko bus nepaminėjęs, tiesiog būsiu ko gero surašęs jau įvėsą ton, kaip sakyti, čia tam tikros kategorijos sąrašą, ko gal pirkti ir panašiai. Tai paprasčiausia, čia yra mano asmeninė nuomonė, su ko aš gaudau, su ko aš pagaunu, kas man patinka ir panašiai. To jūs tiesiog galite išsirinkti, gal kažko naujo atrasit, gal dar kažko. Nu, tai čia, sakau, kiekviena jūs ir pasirinkėms. Tai jeigu nesunku, paspauskit laiką, paspauskit subscribe, pakomentuokit, ko aš čia nusišnekėjau, ar ko galbūt gerą pasakiau. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Tikus, kad greit galbūt susitiksiam, gal neužeis tą žėjimą, nes šiaip šalčia jau atein, bet tikus, kad leis dar pasidžiaugti mums to avižadrebiu ir nebus to žymėlis. Tai vat, o jeigu užėjęs žėjimą, lauksiam jau to tikroji pavasario. Tai dar kartą ačiū visiems, kas žiūrot, ačiū, kad palaikot, ačiū, kad esat su manim. Jau esam šiaip nemaža, man 3,5 tūkstančio subscriberių. Tai jeigu įkaltumėm dar daugiau, būčiau dar laimingesnis. Nieko, viskas ir gera. Ačiū, kad žiūrėjot, iki sekančių kartų. Tvaryranos. Šovis į pynį. Šoiniuką.